Euras jums ar dvigubai kitam? Pametei. O kas toliau? Dabar mes įmam interviu. Dabar baigsis pinigai ir eisiu bomžauti. Pirmiausia, gal supažindinsiu su taisyklėm. Tai pradinis kapitalas 100 eurų. Tai pirma tokia, ne taisyklė čia tiesiog 100 eurus. Paskui negaliu dirbti samdomo darbo. Turėsiu kažkaip suktis taip, kad, žodžiu, negaliu dirbti samdomo darbo. Čia dar turiu tokių senų žaidimų, kurių aš nepardaviau. Ir man jie kaip ir nereikalingi, tai aš juos tiesiog komentatoriams atiduosiu. Visus absoliučiai atiduosiu. Parašykit, dalyvauju ir vienas, tarkim, pirmas komentaras dalyvauju 2, antras komentaras dalyvauju 3, trečias komentaras, taip ir, žodžiu, surašykit tokius ir būtinai laiką paspaskit. Ir visiems atiduosiu. Čia dar žiūrėkit, dar yra toks Call of Duty, Project Cars. Trečia dalis. Žodžiu, čia šiaip seni žaidimai, kurių aš nepardaviau, bet vis tiek nemokamai pažaist. Jeigu bus, sakykim, 10 komentarų, kai 10 tik dalyvių, tai kiekvienam po 3 išsiųsiu žaidimus, bet kokius galėsit pasirinkti burtų keliu, tada jau nuspręsim, kuris pirmas rinksis, kuris antras. Kodėl tik po 3? Dėl to, kad į dėžutę mano telpa tik 3 žaidimai. Žaidimai, va, priartinsiu, pasižiūrėsit. Kas čia toksai? FIFA, Call of Duty, World War 2. Aš varau įstoti, važiuosiu į Vilnių. Dar pamiršau paminėti, kad aš pusę metų nesuskutau specialiai, kad atrodyčiau kuo labiau į benamis. Nesuskutau nei barzdos, nei plaukų, nieko. Tokia barzda. Labą dieną. Bilietą į Vilnių, kada artimiausias? 13.05. 22 eurų. Labą dieną, kortelė iki. Į parduotuvę įėjimas ten, kur krepšiukai. Į visose parduotuvėse tai ponička. Aš atsiprašau, raudoną paspauskit. Čia ponička, su jį. Ir tą puntačką paspauskit. Pasibaigti su bandelėm, palaukit aš. 1, 2, viskas gerai, pagavo. Čia į Vilnių važiuoti? Jo. O jūs palaukite? Į Vilnių. Čia galiu lipti, ne? Taip, be abejo. Galima čia prisėsti? Nu ką, bye, patogus gyvenime. Welcome. Nežinomybė. Nežinau net į kurią pusę eiti. Atsiprašau, gal žinai, kurią pusę nakvynės namai čia kažkur turi būti? Ne, nežinau. Net neįsivaizduoju, ne? Ieškau čia telefonę, kur pasijungt GoPro. Atsiprašau, gal žinot, kur čia nakvynės namai kažkur? O čia? Čia tiesiai? Taip. Ir čia galima eiti be dokumentų? Nu, ta prasme, nereikia registruotis nieko. Reikia viską čia. Nu, jūs užėkit, tai jums ką paaiškinti. Paaiškinsim, žinai, gal. Palauk, aš tave mačiau, man atrodo, ne? Kur, matai? Televizijos bokštas. Nu, taip. Jo, prikolas. Eik. Ten, žiūrėk.
socialinę. Sveiki. Labą dieną, galim čia? Tuoj jau šiek gerai. Palauks. Labą dieną. Aš norėčiau pagyventi. Sveiki. Sveiki, aš norėčiau pagyventi, neturiu kur gyventi. Pagyventi. Oi, žinokit, šiaip tai nebus gerai prisėsti. Gerai, palauk. Jo, tik tai bėda tokia, kad mes jūs galim pastatyti dabar tik tai į eilę. Aha. O gal kažkur kitur tada galiu nuvažiuoti? Jo, aš jums pasakysiu kur ir tada dėl viso pirko įrašysiu į eilę. O tai palaukit, jūs man galit gal patart, aš nežinau, aš dabar tik pirmą kartą Vilnių važiavau ir net neįsivaizduoju, gal čia labai blogai, ten tipo narkomanų daug, arba nors gerai. Jo, aš persigau. Žodžiu, dabar taip, esmė tokia, kad jeigu jūs turit kažkiek pinigų, tai sakyčiau, kad geriau hostelyje. Aš turiu 7-5 eurus. Ok, nu ne per daugiausia, žinai, nes vis tiek ten hostelė irgi ten 15 kokia eurų, bet esmė tokia, kad Kojelavičiaus gatvė, kur aš nusiųsiu jūs, tai tikrai nebus gerai. Nu, nes ten yra bendra salė tokia, nu ten kažkokios, aš ten jau, kaip tas remontas padarytas, nesu buvusi, tai ten čiužiniai, man atrodo, yra, žinai, ir ten tokia... Ai, tenai vienoj patalpai labai daug žmonių? Vienoj patalpoj gana daug žmonių, tik tai tie patalpa tokia kaip tokiais labirintais, sakykim, padaryti. O čia kaip yra? Ta prasme, patalpa kiek miega žmonių? Čia pas mus yra 4 iš pradžių, paskui 8. Bet tokios 2 aukštės lovos, nu žai, tam kambarys toks didesnis. Nu gerai, tai ką padarysim, Jo, važiuojam bet aš tenai. jūs galiu čia, žinot, ir šiandien po 3 dienų tai nebus, žinokit. Aš Vilniui noriu pasilikti. Tai jo, man negaila. Bet gerai, aš įsirašysiu. Jo. Tai pasakykit savo vardą ir pavardę. Eduardas Ivanovas. Labai faina moteris dirbo tenai, tik tai tiek, kad nebuvo ten vietų. Ir davė kitur, kur nuvažiuoti. Dabar reikia. Kojelavičiaus gatvė 50. Čia buvau palikęs savo mašiną. Prašau, čia jūs vietinis? Žinot, kaip nuvažiuoti su 74 Mildos stotelė? Kojelavičiaus gatvė. Ne знаю. Atsiprašau, čia jūs vietinė esat, Vilnietė? Ne? Atsiprašau. Gali man pasakyti, kaip čia nuvažiuoti į Kojelavičiaus gatvę? Ar čia šitą su 74 autobusu iki Mildos stotelės? Čia? Dabar galvoju, 74, tai jau čia reiktų pasižiūrėti ant tos į, kur stotelė parašyta, ten turi būti nurodyti autobusai, kurie Bet į tą pusę važiuoja, ne? Nežinau iš tikrųjų, bet jeigu 74, ta prasme, tai ten turi būti Nu, bet gali būti ir į kitą pusę važiuoti. Čia. Ar čia paskutinė stotelė? Ne, ta prasme, jis... Nu, tai nes važiuoja autobusai ir į vieną pusę, ir į kitą pusę. Jo, bet jie sustoja vienoj. Čia, na, stotytai ir taip sustoja vienoj. Tai ten vis tiek rodys ant viršui parašyta, į kurią pusę važiuos. Nu, nes kaip būna, į vieną pusę važiuoja autobusai ir kitą. suprantu. Tai čia paskutinė autobuso stotelė? Supratau. Gerai, ačiū. Atsiprašau. O kodėl čia nėra 74 autobuso?
Nežinau. Ai, jūs neminėte? Ne. Aš irgi. Tu labai faina, tai pas tave vėl paklausiu. Aš pasižiūrėjau 7-4, tai va ten per gatvę. Į tą pusę, nevažiuot? Jo, va ten. Gerai, labai ačiū. Oi, čia žiauriai reiks išmokti, apšiai nieko nesuprantu. Dabar į Mildos stotelę, į tą pusę man reikia važiuoti. Taip, su 74. Jo, ačiū labai. Vieną bilietėlį. O kaip man? Gerai, ačiū. Nu, pasisekė. Benamiai nemokamai. Tikiuosi visiems tai benamiam būna. Ačiū. Labą dieną. Čia pas jūs prisiregistruoti? Nu, aš noriu pernakvoti. A kur jūs prirašyti? Neturiu niekur visiškai. Ateikit 19 valandai, nuo 7 priimam. Aha, o galiu gal pasidėti kažkur maišiuką, pavyzdžiui? Jokių būdų. Išeinat, viską pasiimat pas mus. supratau. Grįžtat vėl, a jei ne, va matot, jau ten krūva prie konteinerių suprantat. Išeinat, pasiimat savo daiktus. Supratau. O dabar į kurią pusę eiti kažkur link miesto, pavyzdžiui? Link miesto va į aną pusę, į ten. Ten tiesiai eiti, ne? Taip, taip. Gerai, tada ačiū. Nuo 7 iki pusė 10 sutiekus. Gerai. Aš, žinokit, kito varianto neturiu. Va, pažiūrėkit, kas O aš kito varianto neturiu. Ir vyrai, ir moterys paprasčiai. Aha. 80 žmonių. Ai, kvapas. O Vieni kitų. Visko gali būti, galit pasigauti. ir tuberkuliozių ten visokių, ne? Tuberkuliozų, nu, nelabai. Tokių. Bet gali ir to būti, žinant. Šiandien dezinfekciją darėm, tarakonus išpuškėm. Kaip? Plaukai, tai irgi negerai. Ai, čia gali ir prilysti visokių blusų, ne? Tai jo, čia bus. Taigi čia benamiai visi, kur ateina. Iš patvorių susirinkę. Atveža policija, klausykit. Gerai, Nu. o čia, pavyzdžiui, patalynę naują duos? Viskas, va ką jums duodam. Jokios patalinės neduodam. Jokios, dar tik tai ką adijaliuką, va tokį ploną duodam nusiklaus. Jokių patalinės. Čia primyšti jie visi jaučia, ne? Nu tai pasižiūrėkit iki patys, galite praeiti, pasižiūrėti, ne? Ai. Vėdinam, bet tas margė tai buvo, tai čia yra. Gerai, įsimaudyti jūs. Va, jaučiat kvapą? Ką mes galim padaryti? Tai kaip norit, jei tiks ar ką, prašom ateiti. O kur aš dar galiu nueiti? Nebent tik tai prie geležinkelio stoties, kur randasi. Tai aš ten buvau, ten reikia prisiregistruoti, sakė eilė, 20 žmonių. Tai mes nieko negalim padaryti. Tik tai čia pas mus. Tik tai čia. Ten prie geležinkelio stoties yra. Ar po 10 eurų už naktį mokėti viešbutis kažkoks tai furistų. Sakė 15 eurų. Ar galbūt 15, anksčiau 10 būdavo. O čia žinokit, dabar susirinks visi. Dabar jau smarvė, jaučiat? O kada susirinks visi 70 žmonių, tada tas smarvė paėgs. Aš jau negąsbinu, jie nėra kitos varianto, prašau. Mums nesunku. Jūs. Man svarbiausia tik dėl sveikatos. Kad, kokių lygų neprisigaudyčiau. Mes garantuoti negalim. Varom į TBC, vienus nuvaro, kiti vėl ten, žinot. Ką mes dabar garantuojam, ir jūs nesirgat? Kiekvieną dieną po 3-4 naujus priima. Ateina. Kol nusinčiam į ten, kol ką, jau apsižiūrė, kad jau jisai serga. Sirgdamas atėjo. Tai žinot, toksai mūsų kontingentas randasi. Nu davai, aš vieną naktį vis tiek pernakvosiu čia. Nu tai žiūrėkit tada. Gerai. Tai nuo 7 valandą iki pusė 10. Ateikit vakarą. Pas mus, kai tada mes ir įsileidžiam. Nu gerai. Dokumentėlius turit jūs, ne? Turiu. Gerai, ateikit dokumentai. Gerai.
O, smarvė žiauri. O tai pagalbę duosit? Pagalbė nėra čia. Nėra, jei bus kartais kažkokia tai ten, bet abejoju ir. Man reiktų nusipirkti gal jau. Tik kad jau ką duodam. O čia su savim reikės tada nešiuoti. Nežinau kaip. A, iš kur jūs išvis? Iš Klaipėdos. A jūs be pinigų gal kokią kolsą, kokią... Aš biškį turiu. Ten 10 eurų dabar. 15 sakė. 15. Todėl, kad čia pagausit šitų mandavoškų visų. 100% jaučiu. Nu, blin, čia tokia publika. Smirda, puvas. Tai čia jūs narkomanai, narkomanai dar ateis. Jie visi su vyšiais, su hepatitais. Nu, čia publika, nakvynės namai. Nu, kaip jūs norit? Nepagalėkit 15 eurų tikrai. Dėl, kad... Aš iš tikrųjų, aš tai filmuoju va eksperimentą tokį, aš noriu bent iš vienam akių viską nufilmuoti. A, nu tada turim daug tai... Bet jeigu aš apsikrėsiu. Ne, nu, čia pavojinga. Todėl mes viską dirbom, kaip ir yra nuodai, bet kiekvieną dieną jie vaikšto, kur pašukšlės ten viską, neatnešia vis tiek. Nieko. Įmaudomės jos ir viskas, bet... Supratau. Nežinau, kaip jūs norit, mes priimsim nekokių problemų, bet... Nu. Būtų dar plikas, tai dar nieko, ne taip. Žodžiu, pavaikščiau, pagalvojau, neverta man rizikuoti, nes jeigu kažkuom užsikrėsiu, tai ir visas kontentas baigsis, reikės gydytis, o visgi bankas yra, 7,5 eurai dar, 7,4 šiuo metu. Tai važiuosiu jau čia, aš išsinuomosiu tą hostelį už 15 eurų parai, išmiegosiu ir rytoj žiūrėsiu kaip kas. Einu į stotelę, nuvažiuosiu, žodžiu, iki geležinkelio tos stoties ir nueisiu į tą hostelį už 15 eurų. Porą bilietėlių duokit. Atsiprašau? Kur čia gal žinai yra hostelis 15 eurų, kažkas sakė, ten labai pigiai čia kažkur yra. Nežinau, aš neįsivaizduoju, bet aš galiu pažiūrėti. O, labai puikiai. A, jo, va. Karočią, matai, va, tiesiai žiūrima, matytum, gėlės yra parašyta. Gėlės parašyta. Va. Matai, va, įstrižai, va, tiesiai tam kampe šito pastato. Tai yra gėlės kažkaip parašyta. Aha, ai, matau, gerai. Jo, tai va, ten prie jų bus durų. Gerai, ačiū tu labai. Bleiau čia, ne čia. O gal ir čia. Labą dieną. Čia viešbutis? It's hostel? Yeah. Yeah, where is the reception? Вон там. По-русски можно? Да. Окей. О, его, наверное, нет. Да. А сколько здесь стоит? Не знаю точно. А ты не живешь? Я не плачу сам. А мне можно так? Не, мы работаем в этом Вы. фирме. Понял. Хорошо. Gal aš ne čia papuoliau, nes aš taip... Aš tik girdėjau, kad... Nesame esmė, aš esu čia dabar. Va. Einu šį. Labą dieną. O kiek čia kainuoja nakčiai? А jums viešbučių ar lovos tiesiog? Kaip? Viešbučių reikia ar lovos tiesiog? O kom skirtumas koks? Nu, šiandien bendram kambarį lovos stovi. Jos yra pigesnės, bet ten taip pat gyvena gyventojai. O kiek kainuoja? 16 eurų, plius depozitas už plus 10 eurų. O viešbutis? O viešbutis 50. Tai lova. Gerai, tada mintėlė aš atskaitysiu. Bet kokią dieną man turi? Ir keliom naktim norėsit? Nu, gal pradžią vienai. Tai čia 26 dabar, ne? Taip, bet 10 grąžinsiu iš rytų.
Jo, o kelintą reikia išeiti? Iki 12 valandos. Taip, tai virtuvėlė. Bonginiai, įrankiai įvairiausi. Taip, čia yra vyrų grynai dušas tualetas. Klausyklės, čia toksai bendras. Toksai kambariukas. Antras spintelė, kurioje visi pataliniai bus reikalingi. Padaška, dėlas. Čia gali būti ir vienas būsi, ar ateis vis tiek kažkas? Negaliu pasakyti. Šiandien ketvirtadienis, taip? Taip. Galbūt būsit vienas, galbūt kas aš ateis. Pem ant pem, žodžiu. Prašau. Gerai, ačiū labai. Gerai. A, jums irgi. Nu ką, visai nieko. Oi, blemba, šiandien pavargau, iš tikrųjų atrodo nieko nenuveikiau, bet tikrai pavargau, esu pavargęs. Kaip gerai iki, eisim kažką nusipirkti pavalgyti ir pamontuosim jaučiu video. Blemba, gal rytoj iš ryto, iš tikrųjų gal rytoj iš ryto pamontuoti. O šitos užrakysim. Ir eisim nusipirkti pavalgyti, nes valgyti labai noriu. O, šaldytuvas veikia jisai? Veikia. Ką, pasimsim porą mandarinų su akcija. Vienas + 1. Kalakutiena šnicelis ir keptas vištienos iešmelis su daržovėm pasimsim. O čia žiūrėkit, kokie obuoliai čia yra. Čia kažkokia su akcija buvo. Iki kortelė buvo? Turiu. Ar nuskaitėte iki lojalumo kortelę? Atsiprašau. O čia buvo ten 1 + 1, bet man tipo reikėjo vienodus jos imti, ar kaip nes? Taip. Ne? Galit man dabar išmušti? Iešmelius išimkit. Ir aš einu kiaulieną šnycelės nešti. Przepraszam. Mogę coś prosić? Nie dasz bilet. Pakavimo vieta.
Labas rytas, antra diena benamio kailyje. Namie buvau, tiksliau, čia buvau vienas. Taip nieks ir neatėjo. Čia buvau nusimaudyti, pasikabinau. Ką mes čia turim, 7:30 toj bus. Montavau video beveik visą naktį. Visą naktį neužmigti, tikriausiai stresas. Pradėjau montuoti video apie 11 ir montavau iki 2:30 ir pradėjau labai ūžt galvoj, kažkaip pervargau, tikriausiai stresas. Tada bandžiau užmigti, niekaip neužmigti ir kažkur po to paryčiais 6 ryto vėl prisėdau pamontuoti. Ir montavau dar kokią valandą iki 7, po to bandžiau užmigti vėl, niek be šansų iš viso. Ir nesitikėjau, kad tą video tiek ilgai reikės montuoti. Čia tik pakarpimai, pagreitinimai, bet ką žinau, kiek čia gavos man 5 kokias valandos montavimo. Iš viso atėjo tokios mintys, ką aš čia darau, noriu namo, nesąmonės kažkokios ir panašiai. Bet nugalėtojai nepasiduoda. Ir aš nežinau, jeigu ir antrą naktį neis užmigti, reiks spręsti kažką. Dabar tos butelius eiti rinkti, iš vis motivacijos nėra. Nežinau. Žodžiu, dar pagulėsiu valandėlę gal, bet nežinau, net nėra tolko gulėti. Nes vis tiek niekaip neina užmigti visiškai, užsimerki ir niekaip. Gerai, da baigsiu tą video montuoti, dar reikia užblūrinti veidus kažkur. Dar šitą video dadėsiu, kurį dabar filmuoju į pirmą video. Ir kelsis, reikės judėti į miestą. Nes pinigai jau baigės, kiek čia liko, 30 eurų. Pas mane sąskaitoje 0, aš nusinulinau viską visiškai, kad pačiam didesnė motivacija būtų. Išleidau, ta prasme, viską. Ir su 100 eurų pasilikau.